Kas tai yra holistinė daugiabučių renovacija ir paaiškinsiu per visą prezentaciją, nes matyti vienu sakiniu to neįmanoma pasakyti. Mes, architektų bendruomenė, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, manom, kad masinės statybos daugiabučių mikrorajonai pastatyti po Antro pasaulinio karo, mūsų platumose mes vadiname tai sovietiniais daugiabučiais, kad šie namai ir kvartalai turi didžiulį potencialą suteikti kokybišką ir visiems prieinamą ir įperkamą gyvenamąją aplinką, kas yra labai aktualu šiandien. Ir Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, renovacijos programos vystomos valstybiniu mastu, dėja kol kas pasigirti labai kokybiškais ir kiekybiškais stambiais rezultatais negalime. Pagrindė dėl to, jog gyventojai nenori renovacijos. Kodėl jie jos nenori? Dėl to, kad mato, kas dažniausiai gaunasi po renovacijos. Kas atsitikdavo po renovacijos iki šiol, tai dažniausiai dėmesys kreipiamas tik tai į fasado apšiltinimą, nes svarbiausia yra mažos kainos už šildymą ir inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, kad nevarvėtų, nebėgtų. Bet apklijuojant fasadus polistirenu ar spalvotai juos aptinkuojant yra prarandamas architektūrinis identitetas. Nesukuriama jokia pridėtinė vertė renovacijos metu, tai yra nepagerinamas nei būstas, nei viešosios erdvės ir renovacija bendruomenė įtraukiama tikrai menkai. Jie turi teisę tik tai pasirinkti pigesnės medžiagas, bet apie kažkokius architektūrinius, urbanistinius sprendimus dažniausiai nebediskutuojama. Mes manome, jog architektūra gali suderinti ir energiją taupančias technologijas, ir kokybišką erdvių dizainą, taip, kad žmogui būtų sukurta patraukli ir patogi aplinka ir namai. Lietuvos architektų sąjungoje mes nuo 2020 metų ėmėmės tokios iniciatyvos, vadinasi holistinė modernizmo daugiabučių renovacija, kurios tikslai buvo suburti kūrybinę mokslinę grupę ir sukurti metodologiją ir sprendimų katalogą, kaip daryti tą holistinę renovaciją. Aišku, svajonė yra pilotinis projektas, iki tol gal prieisime kažkuriais tai metais. Ši iniciatyva 22 metais išaugo į tarptautinę. Turėjome tarptautinę konferenciją su įvairiais architektais iš įvairių Europos šalių, kurie turi patirtį renovuoti daugiabučius taip, kad jie netgi gauna ir apdovanojimus. Štai ta paroda, kurią mes turime Lietuvoje, jeigu kam nors įdomu, susisiekite su mumis, galėsime pasidalinti ir parodyti jūsų gyventojams. Taigi, kas tai yra holistinis požiūris į renovaciją? Tai yra ne tik tai energetinis efektyvumas ir inžinerinių sistemų renovacijai, ką koncentruojasi dažniausiai dabartinės renovacijos programos. Bet tai yra ir urbanistinis integralumas, logiška urbanistinė struktūra, mikrorajono funkcionalumas. Tai mes žiūrime mikrorajoną kaip visumą. Tai yra kiekvieno privataus būsto pagerinimas pagal kiekvieno gyventojo poreikius. Tai yra lauko ir vidaus bendrųjų erdvių pagerinimas. Bendrosios erdvės tai yra tos erdvės, kuriomis naudojasi viso daugiabučio ar net kvartalo gyventojai. Per renovaciją mes galime sukurti ir miestišką gyvenimo būdą, nes kol kas renovacija niekaip nekeičia gyventojų elgesio. Turėtų per renovaciją būti sukuriamas ir vientisas architektūrinis įvaizdis, o ne taip, kad viename kvartale vienas namas rausvas, kitas margas, trečias žalias. Renovacijos metu turėtų būti kuriamos ir stiprinamos bendruomenės, siekiama socialinės lygybės prieinamumo visiems, nes renovuojant namus žinom, kad būsto kaina auga ir tikrai yra pavojus, kad ne visi gyventojai galės įpirkti atnaujintus būstus. Renovacijos metu reikia siekti ir sugyvenimo kartu kultūros, tvaraus gyvenimo būdo kūrimo, tai yra pratinti, šviesti gyventojus, kaip gyventi tvariai. Ir nepamiršti statybos ir pastato naudojimo tvarumo ir ekologijos. Tai čia greičiausiai labiausiai siejasi su šiandienos diskusijos tema apie medį naudojimą renovacijai. Technologinės inovacijos ir bene didžiausias iššūkis tai yra inovatyvus finansavimo ir teisiniai sprendimai, kas ypač aktualu Lietuvai. Žinau, kad Prancūzijoje yra kita sistema, dėl ko prancūzai labai pažengia renovacijos srityje ir gali gyvendinti eksperimentus lengviau negu Lietuvoje. Labai trumpai perbėgsiu per pavyzdžius,
Mes parodoje ir konferencijoje surinkome 11 pavyzdžių iš Europos šalių geros holistinės renovacijos, kurie parodys, kaip išspręsti tam tikrus iššūkius kylančius per renovaciją. Prieš renovaciją, kokie iššūkiai ir kokie pasiūlymai. Aišku, vienas iš pirmųjų, apie kurį pagalvojame, tai yra daugiabučių neigiamas įvaizdis. Pilki, nuobodus, negražus. Ką reikia daryti? Reikia keisti apskritai suvokimą, kas tai yra gražu. Gražu yra nebūtinai tai, kas blizga, bet tai yra tai, kas yra tvaru ir funkcionalu, patogu ir sveika. Būtina kurti tokį identitetą, nes stiprus gyvenamosios aplinkos identitetas yra gyventojų meilės ir prisirišimo prie vietos pagrindas. Čia matote pavyzdį iš Olandijos, kur 60-ųjų metų modernizmo pastatas atnaujintas taip, kad jisai tikrai išsaugo originalią išvaizdą ir gyventojai jo labai didžiuojasi. Susikūrusi labai stipri bendruomenė, kuri didžiuojasi, rodo žmonėms, ambasadauja, tiesiog skatindami žmonės rinktis gyventi tokiame būste. Kitas iššūkis yra nudėvėtos, nesaugios ir nepatrauklios viešosios erdvės. Tai čia turbūt irgi daug pasakot nereikia. Esame matę vaikų žaidimo aikšteles, pievas ar išvažinėtus parkingus, kur tikrai tos erdvės netraukia gyventojų ar apsilankančių svečių išeiti lauką. Tai aišku, per renovaciją reikia galvoti apie tų viešųjų erdvių pagerinimą, įvedimą naujų funkcijų viešasias erdvės ir sukurti pusiausvyrą tarp privačių ir viešų lauko erdvių. Nes žmonės nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos perkelti daugiabučius vis dėlto sugebėdavo kažkaip tai susikurti ir privačias lauko erdves, kalbu apie tos močiučių darželius arba erdves aplink suoliukus, kur tiesiog tam tikrų bendruomenių nariai ten gyvendavo savo viešą gyvenimą. Nepakanka daugiabučių kvartaluose nei bendrųjų erdvių lauke, nei viduje. Ką reikėtų daryti, kad gyvenamasis kvartalas sukurtų kokybišką gyvenamą aplinką, tai reikia tiesiog pridėti tas viešasias funkcijas. Lauke ir viduje, pavyzdžiui, pirmame aukšte, tai gali atsirasti patalpos biurams, pramogoms, kultūrai, švietimui. Dabar, aišku, irgi būna tam tikrų kirpiklėlių, manikiūrininkių biurų, bet tai daroma apskritai necentralizuotai ir absoliučiai be jokio dizaino. Prieš pradedant renovaciją iššūkis yra tas, kad niekas nedaro jokių tyrimų ir aš kalbu apie visokius tyrimus, tiek meninės idėjos, nes mikrorajonai sovietmečiu buvo kuriami dažniausiai vienos architektų komandos kaip meninis kūrinys ir tas meninis kūrinys turėdavo vientisą idėją, kurios išsaugojimu šiandien renovacijos procese niekas nesirūpina, bet taip pat nepakanka duomenų ir apie techninę pastatų būklę, ir apie gyventojų poreikius ir lūkesčius po renovacijos. Labai retai kada daromos tos apklausos. Tai pasiūlymas būtų daryti šitą analizę prieš pradedant, kaip sakant, 9 kartus pamatuoti, 10 pjauti. Apskritai, kalbant apie renovaciją, mes turime ideologinį konfliktą. Nes gyvenimas daugiabutyje kaip ir reiškia, kad tau nelabai pasisekė, kad tu kažkoks, ne toks šaunus, kaip tie žmonės, kurie sugeba įpirkti būstą senamiestį arba miesto centre arba priemiesčiuose. Tai mums reikėtų renovaciją pasiūlyti naują koncepciją, kad gyvenimas mikrorajonuose gali sukurti naują kokybę, kuri būtų alternatyva priemiesčių patogumui arba miesto centro šurmuliui. Būstas taip pat nėra tinkamas šiandienos poreikiams. Mes matome tikriausiai viešoje erdvėje, matote nemažai projektų, kaip žmonės persitvarko tos būstus, bet rekonstrukcijos, renovacijos metu galima tą daryti visiems gyventojams iš karto pagal kiekvieno poreikius. Iššūkis, aišku, yra parkingas. Ir labai sudėtinga tiesiog išbraukti parkingą iš programos. Visi norime neturėti požeminių garažų ir turėti žaliasias erdves vaikams žaisti, bet vis dėlto mašinos niekur nedings, mūsų gyventojai vis tiek važinės su privačiu transportu. Europoje nepavyko rasti kažkokių tai sprendimų, kurie tiktų Lietuvai 100%. Dažniausiai taikomos priemonės, kurios skatina alternatyvų judėjimą. Bet čia reikalinga, aišku, ir miesto administracijos labai didelė parama, nes kalbame apie viso miesto mobilumo struktūrą. Didžiulis iššūkis būdingas Lietuvai ir visom šalim, kur būstas yra privati nuosavybė, tai yra sunku priimti bendrus sprendimus. Ką daryti? Tai architektai turi prisijimti moderatoriaus
subūrėjo rolę ir bandyti per diskusijas bendrus susirinkimus priimti bendrus sprendimus su gyventojais. Ir ne tik architektai, bet taip pat ir miesto administracijos indėlis į šį veiksmą yra labai esmingas. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl renovacija stringa, tai gyventojai neturi pinigų. Ir ką daryti Lietuvoje, na čia matyt, dar turėsime nemažai konferencijų šitomis temomis, bet Europoje taikomi įvairūs būdai. Tai ir valstybės ir miesto finansinės strategijos, lengvatos, dalinis mokėjimas ir taip pat nauji verslo modeliai, kaip pritraukiamas privatus verslas, tarkime, statant priestatus ar išplėtimus, kas paskui atsiperka. Po ir per renovaciją, kokie iššūkiai ir kokie siūlymai būtų. Pagrindinė problema, kurią mes matome kaip architektai, kad renovacija kol kas vyksta fragmentiškai, po vieną namuką. O vis dėlto mikrorajonas turi būti suvokiamas ir projektuojamas kaip nedalomas vienetas, įskaitant ir viešasias erdves, nes dažniausiai jos kol kas lieka be šeimininko ir be priežiūros. Iššūkis yra sudėtingas ir renovacijos proceso organizavimas, nes gyventojai gyvena butuose. Tai Europoje radome įdomių labai pavyzdžių. Galima daryti renovaciją neiškraustant gyventojų iš butų, naudojant prefabrikuotas paneles. Arba būna ir tokiu atveju, kai nusiperkamas investuotojo visas namas ir gyventojai iškraustomi. Didžiulis iššūkis yra renovacijos metu suardytas urbanistinis ir vizualinis architektūrinio įvaizdžio vientisumas, vizualiniai ryšiai, vietos dvasia ir tradicinės veiklos. Mes padarome renovaciją, namas tampa net pažįstamas, jeigu kvartale atsiranda kažkokie tai nauji namai, tai jie panaudoja erdvę, kurią gyventojai matyt anksčiau naudodavo kažkokiom tai veiklom, tos veiklos nutrūksta. Mūsų rekomendacija būtų prioritetą suteikti urbanistiniam vientisumui. Tai yra einame nuo visumos į mažesnį mastelį. Išlaikyti architektūrinį morfotipą, nepridaryti individualių namų kvartale, kur yra daugiabučiai, išsaugoti ir pagerinti viešųjų erdvių sistemą mikrorajone, o architektūrinį identitetą pabrėžti originaliomis architektūrinėmis detalėmis. Nereiškia, kad tie namai turi likti pilki. Dažnai po renovacijos gyventojai nesusitapatina su gyvenamąja vieta ir nepasikeičia jų joks gyvenimo būdas. Jisai nesuaktyvėja, o kartais net ir nutrūksta. Tai labai svarbu renovacijos metu, tai ką Nikolas ir minėjo, kad vietinių bendruomenių turi vykti įtraukimas ir edukacija renovacijos proceso metu. Ir turėtų vykti eksperimentai, kurie nebūtinai turi būti labai dideli, bet gali būti labai mažučiai ir su mažu biudžetu, kaip tarkime bendruomenių sodai. Gentrifikacija. Didžiulis iššūkis, kaip su juo susidoroti, tai čia matyt reikia valdyti būsto įvairovę ir nuosavybę, užtikrinti socialinio mišrumo galimybę. Čia jau yra valstybės ir vietinės administracijos iššūkis. Neturime pakankamai specialistų, kurie suprastų, kas tai yra holistinė renovacija, todėl labai rekomenduojame vykdyti edukaciją. Ir didelis iššūkis yra savivaldybėms, kurios kaip ir norėtų holistinę renovaciją daryti, norėtų rengti urbanistinius projektus, bet tam neturi įrankių. Nėra teisinių ir finansavimo mechanizmų, kurie skatintų bendrą viso mikrorajono renovaciją. Ir čia savanorystės principų, kai kurios administracijos apmoka urbanistinius projektus, bet ne visos turi tam išteklių. Kadangi liko labai nedaug laiko, praeisiu pro vieną pavyzdį. Tai yra pavyzdys iš Lietuvos, iš Rumpiškės. Jeigu turėsit kada laiko, tai užvažiuokite tenai. Tai yra per atsitiktinumą įvykęs labai geras pavyzdys, nes Klaipėdos miesto savivaldybė kažkada seniai užsakė urbanistinę viziją visam Rumpiškės kvartalo renovacijai. Ta viziją parengė architektai urbanistai Pupa. Ta vizija apėmė viską, ir namų renovaciją, ir viešasias erdves, ir visą infrastruktūrą. Vėliau per kitą viešųjų pirkimų konkursą savivaldybė darė 2 konkursus viešosiom erdvėm atnaujinti ir laimiai, kad tuos 2 konkursus vėl laimėjo tie patys architektai, kurie padarė projektus, pagal kurios buvo įrengtos viešosios erdvės. Ir Rumpiškės kvartale esantis namai pradėjo renovuotis. Žmonės pamatė, kad keičiasi jų gyvenamoji aplinka, viešosios erdvės, parkingai, privažiavimai. Pagalvojo, kad mes norime gyventi ir kokybiškesnėme būste. O pamatė, kaip kaimynai tvarkosi ir kiti namai pradėjo renovuotis. Taip kad sniego gniūžtės efektas įvyko Klaipėdoje. Ir būtų gerai, kad
tokių sėkmės atvejų Lietuvoje atsirastų ir daugiau. Taigi bendros rekomendacijos būtų parama savivaldai, kuriant urbanistinės vizijas, čia rekomendacija ministerijai ir vyriausybei. Pirma investicija turėtų būti skiriama viešoms erdvėms ir būtina vykdyti edukaciją bendruomenėms. Ir labai trumpai per 1 minutę dar pasakysiu, jog mes su Lietuvos architektų sąjunga turime kultūrinį projektą skirtą Ukrainai. Jis tai vadinasi Euroherit, architektai Ukrainos paveldui, atkuriant identitetą ir atmintį. Šio projekto metu mes jau vykdome minkštasias veiklas, tai darome tyrimus, kūrybinės dirbtuvės su Europos ir Ukrainos architektais. Ir viena iš temų yra holistinė modernizmo būsto renovacija Ukrainai. Turime darbo grupę ir per projektą iki 26 metų padarysime rekomendacijas, jas patikrinsime studentų pilotiniuose projektuose, jos aptarsime su bendruomenėmis ir parengsime paskutinius galutinius rekomendacijų dokumentą.